Sveiki, Dievo mylimieji, brangieji Dievui, svarbus Dievui žmonės. Aš kviečiu jūs šiandieną pasižiūrėti į šventojo rašto šitas vietas, kur mes matome, kaip veikia Dievo dvasia, šventoji dvasia, Jėzaus Kristaus dvasia ir kaip veikia piktosios dvasios. Žmonės, apskritai visi žmonės yra pasiilgę dvasinių dalykų. Ir dažną kartą žmogui atrodo, jau kažkas dvasinio vyksta, jau kažkokia dvasia, kaip įdomu. Žmogų traukia dvasiniai dalykai. Ir netgi visiškai nutolę nuo Dievo žmonės ir jiegi domisi labai visokiais dvasiniais pasireiškimais, kur kas ten vaiduokliai, sako, vaidenasi, ten kažkas skraido, gal ateiviai, gal kažkas bando jie ten iškvietinėti dvasias, spiritizmo seansai, ar ten būrėjų, šamanų, ekstrasensų fokusai ir rimti jau reikalai, rimti ritualai, kur tikrai ateina dvasios žmonės, tai labai domina. Aš atsimenu, kai būdavau tose stovyklose, dargi mes, kaip neatgimę Dievo nepažįstantis, dvasinių dalykų neišmanantis paaugliai, tose vasaros stovyklose tamsoj pasakodavomės apie visokius, koks vaiduoklis, o kaip įdomu, tie dvasiniai dalykai taip traukia. Bet tai, kad ten piktosios dvasios ir jos yra iš tikrųjų labai pavojingos ir lindimas į piktųjų dvasių pasaulį atneša daug nelaimių, problemų, prakeiksmą, tiesiog velnias jisai laimina savotiškai prakeikimais. Velnio ir demonų palaiminimai, tai jie yra prakeikimai. Atrodo, tau kažką gero duoda, atrodo, tau kažkokią ateitį tam pasako, ar liktai nuima kažkokius ligos simptomus, liktai, bet tai ne palaiminimas, visada tai yra prakeikimas, nes sulig tuo kažkokiu atrodytų, kad gerų dalykų, ką tu sužinojai, ko tau saugotis, kas tau bus ateityje, kad pagalvę pasidėtum, kai krisi, kaip sako, ar ten ligos kažkokius simptomus nuėmė, bet kartu su tuo ateina nelaimės, prakeikimas ir velnias turi didžiausią patį pagrindinį tikslą į amžiną pražūtį, į ugnies ežerą nusitempti žmogų kartu su savim. Ten ieškoti įdomybių ir pagalbų iš dvasinio pasaulio, kur ne šventoji Dievo dvasia, yra visiška nesąmonė, kvailystė, ten yra pražūtis ir ten yra iš tikrųjų palaiminimai, kurie iš tikrųjų prakeikimai. Bet yra šventosios dvasios veikimas, šventoji dvasia šiandien yra žemėje, jinai yra atsiųsta. Taip kaip Jėzus Kristus ir buvo pažadėjęs. Kol jis buvo žemėje, šventoji dvasia veikė per jį, bet kai jis išėjo pas tėvą, pasakė savo mokiniams, džiaukitės, jums gerai, kad aš išeinu, iš tikrųjų jums dar daug geriau, kad aš išeinu. Todėl, kad jeigu aš neišeičiau, neateitų čia kitas guodėjas. Aš jūsų tas guodėjas, tas jūsų tas vedlys, tas mokytojas, tai aš tik vienoj vietoj vienu metu. Ir jeigu aš neišeičiau, neateitų tas kitas, kuris gali būti visur vienu metu. Dvasia, jinai gali būti daugybėje vietų vienu metu, o Jėzus galėdavo būti tik vienoj vietoj vienu metu. Tai sako, džiaukitės, jums dar geriau, ateis tiesos dvasia, šventoji dvasia. Taip Jėzus ir sakė. Jono Evangelija 14:26, o guodėjas, šventoji dvasia, kurią mano vardu tėvas atsiųs, mokys jūs visko ir viską primins, ką jums sakiau. Va tokia ta šventoji dvasia. Ir
mums reikia atskirti, kur veikia šventoji dvasia, o kur piktosios dvasios visokios veikia. Na, šiomis dienomis daro ir piktosios dvasios daug visokių veiksmų. Ir žmonės žiūri, ir filmuoja, ir deda į internetą. Ir tie, kurie neišmano skirtumo, kaip veikia šventoji dvasia, o kaip veikia piktosios dvasios, tie puolę angelai, kurie yra demonai, kuriems paruoštas ugnies ežeras, amžina pražūtis, tai jie daro blogus dalykus, nėra ten ko žiopsoti, ko žavėtis, ko džiaugtis ir iš vis ten ko žiūrinėti ir ko lysti. Tokius dalykus reikia atpažinti ir perspėti tuos žmonės, kurie žavisi ir stebisi ir eina domėtis tokiais dalykais. Juos reikia perspėti. Tačiau kaip gaila, kad netgi krikščionių tarpe kai vyksta piktųjų dvasių pasireiškimai, krikščionys, būdami dvasiniai kūdikiai, neturėdami dvasinio išmanimo, neatskiria ir sako, o, čia kažkas darosi, tai čia šventoji dvasia. Jeigu jau kažkas darosi dvasinio, tai čia jau šventoji dvasia. Ne visada, jeigu vyksta kažkas paranormalaus, antgamtinio, toli gražu ne visada tai yra šventoji dvasia. Mums būtinai reikia mokytis atskirti, koks yra šventosios dvasios veikimas, o koks piktųjų dvasių veikimas. Ir nesidžiaugti ir nesižavėti piktųjų dvasių pasireiškimais. Ir nesakyti, kaip puiku, kaip nuostabu šventoji dvasia ką daro, oi kaip gerai, o ten piktosios dvasios daro savo bjaurystės. Ir tie, kas ten įlenda, tai labai pavojinga, nes velnias nori žmonės pražudyti. Na, pirmiausia, dar pažvelkime, jau vien iš tos rašto eilutės mes matome, kad šventoji dvasia yra guodėjas. Jinai yra švelni. Jinai nėra tokia, ne, jinai netokia, jinai yra guodėjas, jinai yra šventa, su jokia nuodėme nieko bendro neturinti, besipriešinanti bet kokiam netyrumui, bet kokiai klastai, bet kokiai neapykantai, kerštui, visur, kur susijęs su kerštu, su klasta, su apgaule, su netyrumu bet kokiu, visur ten nešventoji dvasia veikia. Šventoji dvasia yra šventa, jinai yra guodėjas, jinai yra mokytoja, jinai moko, jinai yra primenanti, reiškia, jinai yra atsiunčianti mintį protingą, tokią mintį, kuri primena, ką tu skaitei iš Jėzaus Kristaus mokymo Biblijoje, ką tu skaitei. Užtat yra svarbu skaityti, kad reikiamoje situacijoje tau šventoji dvasia turėtų ką priminti, Jėzaus žodžius. Vat jinai tokia mokytoja švelni priminėja, bet jinai neapsėda žmogaus. Jinai neužvaldo žmogaus taip, kad žmogus ten pradeda daryti visokius dalykus prieš savo valią. Tai yra ne šventoji dvasia tada, jeigu žmogus prieš savo valią kažin ką išdarinėti pradeda. Ten ne šventa dvasia, o apsėdančioji dvasia. Tai ne šventosios dvasios bruožas. Dabar iš Romiečiams 8 nuo 26 eilutės. Dvasia, šventoji dvasia, padeda mūsų silpnumui, sako apaštalas Paulius. Nes mes, tai reiškia iš Dievo jau atgimę krikščionys, kurie jau atgimę, jau turintis savyje šventąją dvasią, jau besimeldžiantis kitomis kalbomis, kaip dvasia duoda prabilti. Tai vat čia apie tai kalbama, kad dvasia padeda mūsų silpnumui. Reiškia, toks padėjėjas, tik padėjėjas, o ne užvaldytojas, padeda mūsų silpnumui, nes mes nežinome, ko turime melsti. Kartais tikrai mes tiesiog nežinome, ko turime melsti. Jaučiame viduje neaiškę neramybę. Už kažką reikia melstis, bet nežinau Dieve, ko melstis. Bet šventoji dvasia, kuri jau tavyje apsigyvenusi, ji žino, ji viską žino, viską. Ir jeigu melsies taip, kaip dvasia duos prabilti, visada melsies tik teisingai.
nes dvasia šventoji labai protinga, jin viską žino, jin yra Dievo, visažinio Dievo dvasia. Tai vat pasiduoti šventosios dvasios vedimui ir melstis kitąsyk net ne protu, net ne lietuviška kalba, savo tą gimtąją kalbą, bet taip kaip dvasia duoda prabilti va tom dejonėm, tom kitom kalbom. Ir taip ir sako Paulius, mes kartais vat nežinome, ko turime melsti, ir tai mūsų toks silpnumas. Mesgi ne visažiniai. Bet pati dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm. Ir tas žmogus, kuris turi savyje šventąją dvasią ir eina melstis, tai tikrai jokių būdų nepoteriauti. Tikrai jau ne litaniją skaityti ir tikrai ne poterius kalbėti. Bet iš tikrųjų nuoširdžiai, jeigu jau savo tą gimtąją kalbą šnekėtis su Dievu, tai tikrai nuoširdžiai taip ir šnekėtis su Dievu. Dieve, mano tėve, aš Jėzaus Kristaus vardu dabar noriu tavęs paprašyti, vat aš jaučiu tokią neramybę, dėl vat man atrodo, kad dėl vat šito žmogaus ar dėl savo to darbo, ir tu šnekėsi su Dievu ne litanijom, ne poteriais, bet šnekėsi taip va kaip su normaliu, psichiškai sveiku asmeniu, tokiu, koks ir yra Dievas, psichiškai sveikas asmuo, supratingas, nuoširdus. Jis ne litanijom kalba pats ir jis pats ne poteriais kalba, jis kalba tikrais žodžiais, tikrais sakiniais. Tai ir mes su juo turim kalbėtis tikrais žodžiais, tikrais logiškais, protingais sakiniais. Bet kai nežinai nei ko paprašyti, nežinai nei ką išsakyti, vat kažką taip nori širdis išsakyti Dievui, gali pasiduoti šventai dvasiai. Ir tada jinai sako, užtaria mus neišsakomom dejonėm. Gali būti, kad žmogus dejuoja. Ir tai yra teisinga, tai yra pagal Bibliją, tai yra pagal šventąjį raštą. Tas žmogus neišprotėjo, tas žmogus ne fanatikas, ne sektantas, tas žmogus turi savyje šventąją dvasią, kuri per jį užtaria. Ar tai tą žmogų, ar tai kitą žmogų, per tą žmogų šventoji dvasia užtaria kažką Dievui patinkančiu būdu. Tai sako šventasis raštas, tikrai šventasis. Dėl to, jeigu jūs girdite, kad kažkas dejonėm meldžiasi, kažkokiom dejonėm, jūs nesakykit, kad staugia fanatikai, sektantai, nesakykite. Nes būtent taip gali melsti šventoji dvasia. Pati dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm. Ir tu neklausk žmogaus, o ko tu čia steni, o ko tu čia burbuliuoji, o ko tu čia raudi, kad tu dūsauji, kas tau yra, tau gal protą sumaišė sektantai, nesakyk taip. Nes pati dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm, būtent kartais taip ir yra. Aš iš savo patirties taip sakau, būtent kartais taip ir yra. Eina neišsakomos dejonės iš pačios širdies gelmės. Ir Paulius aiškina 27 eilutėje, sako, širdžių tyrėjas, reiškia Dievas, širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Jinai užtaria pagal Dievo valią. Bet tai nėra apsėdimas, tai nėra, kad tas žmogus pradeda blūdyti, eiti, sienom laipioti, nebesikontroliuoti, nežinoti, kas su juo dedasi. Ne, taip nėra. Tai yra tiesiog tokiom dejonėmis meldžiasi, bet jis visada gali sustoti. Šventoji dvasia neprievartauja, neapsėda žmogaus. Žmogus gali ir sustoti, ir nustoti, bet jis, jeigu gerbia šventąją dvasią, jis nenori sustoti tada, kai jį stabdo kažkokie nesupratingi žmonės. Jis nori pratęsti, nes jeigu dvasia nori pratęsti toliau melstis, tai teisinga būtų labiau gerbti šventąją dvasią negu kažkokius, kas ten beldžia į sieną. Aišku, gali garsą prisukti, gali paimti į pagalvę dejuoti, kaip aš kartais darau, kad kaimynų negazdinti. Juk aš neįsiu kiekvienas pas kaimynus perspėti, oi žinokit, man dvasia dabar nori dejuoti, jūs neįsigaskit. Aš pasiimu pagalvę, į pagalvę dejuoju, kad negazdinti kaimynų, kurie nežino. Kad negalvotų, kad man kažką baisiai skauda ir kad greitosios man neiškviestų. Tai yra protinga.
Bet tai nereiškia, kad mane taip užvaldo, kad aš nebegaliu sustoti, nebegaliu savęs kontroliuoti, taip nėra. Aš galiu. Bet tik tai aš gerbiu šventąją dvasią ir noriu leisti jai melstis tiek, kiek eina iš vidaus. Va taip yra. Na ir iš Galatams 5 skyriaus 22-23 eilutė. Čia labai svarbu. Čia Paulius kalba, kokie yra dvasios vaisiai mūsų. Tai yra jau atgimusių iš šventosios dvasios, mūsų atgimusios dvasios, kuri tampa viena su Dievo dvasia. Dvasios vaisiai kokie yra? Tai yra meilė. Tai nebus, kad veiki iš neapykantos, iš keršto, iš pavydo, iš godumo ir va čia jau atseit pilnas šventosios dvasios. Tikrai ne. Tai yra meilė, dvasios vaisius, džiaugsmas. Jeigu nėra džiaugsmo, žmogus susiraukęs, nusiminęs, bambantis vaikšto, tai ar čia jis turi dvasios vaisių, ar jisai būtent šventosios dvasios vedamas yra? Kažką kitokių dvasių, jeigu jisai sako, kad jis labai dvasinis ir jis liūdnas ir jisai susiraukęs bambeklis, ar ten jis nesu šventąja dvasia draugauja dar kol kas. Tai nereiškia, kad jį turim pasmerkti, nurašyti tą žmogų, bet kol kas jisai dar nesusidraugavo būtent su šventąja dvasia. Kol kas ne jos vedamas, jeigu taip yra. Tai yra džiaugsmas, nebūtinai šokinėjimas, nebūtinai įsišiepęs, bet vidinis išgelbėjimo džiaugsmas. Tas žinojimas, kad vis tiek bet kuriuo atveju, kas čia bebūtų aplinkui, aš išgelbėtas visai amžinybei. Tai yra išgelbėjimo džiaugsmas toks gilus. Ramybė. Netgi kai reikia bėgti, staiga bėgti, pavyzdžiui, karo metu, ekstremalių įvykių metu, uždusęs bėgi, bet viduj vis tiek yra ramybė, nes tu supranti, kad tu elgies pagal Dievo valią, kad Dievas yra tavo ganytojas, kad tavo amžinybė su juo, tai užtat ta ramybė būtinai vis tiek yra, net kai uždusęs bėgi, pavyzdžiui, vis tiek yra ramybė. Kantrybė. Tas, kuris žmogus pastoviai susierzina, vis toks nekantrus, vis toks nekantros, nėra dvasios vaisiaus. Ar tas žmogus jau draugauja su šventąja dvasia, ar jis jau atgimęs iš Dievo dvasios? Jeigu taip tas pats per tą patį, vis kaip erzinosi prieš 10 metų, taip ir toliau jis vis susierzinęs. Kas kiek tuo jisai vėl susierzina ir vėl jis gali vėl tave taip iškeikti ar ten kažką prišnekėti tau nebūtinai keiksmažodžiais, bet iš susierzinimo. Nėra dvasios vaisiaus tada. O jau kai tu pilna šventosios dvasios, kai jau gavai šventąją dvasią, esi jos vedamas, Dievo vaikas jau auga kantrybė, kaip ir visi kiti dvasios vaisiai. Pradžioje jie mažiukai rūgštas, paskui vis didėja, auga dvasios vaisiai ir kantrybė. Malonumas. Irgi augantis malonumas. Jeigu sako, koks nemalonus, tas jau negali būti krikščionis, koks jis nemalonus, jis visą laiką kažką tai pažeminančio pasakys, visas kažką tai skaudins. Tai, o kaip čia tada taip išeina? Aišku, kažkas gali šmeižti, meluoti apie žmogų, bet jeigu jis iš tikrųjų taip, dar nėra dvasios vaisiaus. O va dvasios vaisiai tokie: gerumas. Gerumas yra dvasios vaisius. Ištikimybė, ištikimas kaip pats viešpats. Romumas, susivaldymas, čia labai svarbu. Tie žmonės, kurie sako, aš negalėjau nustoti juoktis, tiesiog negaliu sustoti. Dvasios vaisius yra susivaldymas. Jeigu nori, stop, gali iš karto sustoti. Jeigu niekaip nebegali kažko daryti, ar juoktis, ar ten kažko šokinėti, ar kažką daryti, jauti, kad tave užvaldė, tai yra ne šventoji dvasia. Dvasios vaisius, šventosios dvasios vaisius yra susivaldymas. Tu gali sustoti, tavęs neapsėda. Šventoji dvasia yra padėjėjas, mokytojas, guodėjas, vedlys, bet neužvaldantis, neprievartaujantis. Ne. Tie, kurie nesivaldantis kažką daro, nesikontroliuoja, stop, nesidžiauk ir nesakyk, kad ten šventoji dvasia veikia, jeigu žmogus negali kažko sustoti daryti. Kažkas ne taip. Na ir pasižiūrėkim užtat, kaip veikia piktosios dvasios, kad galėtumėm atskirti mes patys
ir kitus perspėti ir šventuoju raštu pagrįsti ir parodyti, stop, čia ne šventoji dvasia, stop, čia ne šventoji dvasia, čia yra labai įtartina ir remtis, kad galėtume būtent šventuoju raštu, o ne išsigalvojimais ir nuomonėmis. Taip. Na, kaip pasireiškia ne šventoji, bet piktoji dvasia? Demonai, piktosios dvasios, kaip pasireiškia? Jėzus demonus išvarinėdavo ir tie demonai pasireikšdavo prieš išeidami, jie reikšdavosi įvairiais būdais. Kaip jie reikšdavosi yra šventajame rašte parašyta. Pavyzdžiui, netyroji dvasia žmogų gali purtyti ir tas žmogus negali sustoti. Tu pasakysi žmogui, Antanai sustok ir jis negali, nes piktoji dvasia jį purto ir jis negali stop ir sustoti. Tasyti gali kaip traukuliai tokie, matai, kad žmogus tasomas tarsi nematomų rankų. Čia ne šventoji dvasia, čia yra piktosios dvasios darbas. Iš burnos putos eina, čia jokių būdų ne šventoji dvasia, o yra video tokių, kur žmonės eina iš burnos putos, kažką ten blaškosi žmogus ir kiti ploja ir džiaugiasi ir sako, šventoji dvasia, čia yra piktoji dvasia, čia ne šventoji dvasia. Čia piktoji. Žmogus klykia arba griežia dantimis, klykia. Tai yra piktoji dvasia per žmogų šitaip reiškiasi. Ne šventoji. Pastyra, sustingsta. Kaip yra tokia daina, Numb, sustingęs, pankroko grupė atlieka. Jie žino tą piktosios dvasios poveikį tokį. Sustingimą tam tikrą. Nieko gero, aš seniau tą dainą taip mėgdavau iš kvailumo, bet ten yra aprašinėjama piktosios dvasios poveikis žmogui. Toks pastyrimas, sustingimas, sukaustimas gali būti, čia ne šventoji dvasia, čia piktoji dvasia šitaip kausto žmogų, sustangdina jį. Arba žmogus gali kristi ant žemės ir raičiotis. Kristi ant žemės ir blaškytis, rangytis visaip. Čia yra ne šventoji dvasia rangosi parpuolus ant žemės, ne. Čia piktoji dvasia. Be to, demonai žmogus stengiasi sužaloti ir geriausiu atveju nužudyti. Jiems tai labiausiai norėtų jie labiausiai nužudyti. Bet jeigu nepajėgia, nes žmogus kažkiek valdosi, priešinasi, tai bent sužaloti, labai stengiasi demonai. Ir pavyzdžiui, stumti gali į ugnį, į vandens telkinį, po traukiniu, po automobiliu, į stakles kažkokias traukti žmogų, nuo stogo traukti. Pasakojo vienas psichiatras apie tai, kaip užeidavo piktųjų dvasių apsėdimas tokiam jaunuoliui, kuris klausėsi demonų įkvėptą muziką. Rammstein ar kaip ten ta muzika? Tokia demonų įkvėpta, demonų valdomi žmonės tą muziką kuria, ta grupė tokia demoniška yra, nors jin labai populiari pasaulyje, tai demoniška muzika. Ir kai tas vaikinas vakarais pasiklausęs tos muzikos, kartais nutikdavo taip, kad jis pats nepajausdavo, kaip besiklausydamas namie tos muzikos vakare, staiga atsiduria toli nuo namų, begulintis ant geležinkelio bėgių. Nepajausdavo, kaip jis ten atsirasdavo. Reiškia, taip piktosios dvasios per tos muzikos klausimą užvaldydavo jį ir nuvesdavo jį ant geležinkelio bėgių, jį paguldydavo, kad pervažiuotų jį traukinys. Piktosios dvasios geriausiu atveju siekia nužudyti žmogų. Jeigu nepavyksta, bent sužaloti. Jos nori. Maža ko nori. Turim atpažinti tokius dalykus. Tai va, arba pavyzdžiui, kito žmogaus pasakojimas, kuris pažinojo tokius paauglius, kurie nekartą ėjo naktį į tamsią autostrados vietą atsigulti tamsoje ant kelio ir laukti, kol važiuos automobiliai, atsigulus ant kelio. Čia piktosios dvasios taip veda. Ne kartą taip darė tie paaugliai.
piktųjų, aišku, dvasių užvaldyti. Čia ne šventoji dvasia veda. Nu, va, tokių visokių gali būti dalykų. Ir aš dabar kodėl taip tiksliai sakau? Iš šventojo rašto. Pažiūrėkite, Morkaus 9 skyrius nuo 17 eilutės. Atvejas toks buvo. Vienas iš minios Jėzui pasakė: mokytojau, aš atvedžiau pas tave savo sūnų, kuris turi nebylę dvasią. Nu, tai tokią piktąją dvasią. Savyje tas sūnus turi. Kur tik sugriebusi dvasia jį taso ir akivaizdžiai matosi, kad nematomos rankos taso tą žmogų. Iš burnos jam eina putos, piktosios dvasios pasireiškimas. Jis griežia dantimis, piktosios dvasios pasireiškimas, ir pastyra. Tai sustingsta, pastyra, toks sustingęs, sukaustytas lieka. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti tą dvasią, bet jie nepajėgė, sako tas žmogus Jėzui. Tada Jėzus tarė: o netikinti karta, kiek dar man reikės su jumis būti, kaip ilgai jūs kęsti, atveskite jį pas mane. Nu, Jėzus galvoja: o ne, šitie neturėjo tikėjimo, kad išvaryti šitą dvasią. Tokie abejodami varė ir neišvarė. O kai abejoji, neklausogi piktoji dvasia, abejojančiųjų neklauso. Nu, ir užtat jisai taip sako: o ne, tie netikėdami varė, jie atvedė tą vaikinuką apsėstą pas Jėzų. Vos jį pamačiusi, dvasia pradėjo tasyti berniuką. Vėlgi, atrodo, tarsi nematomos rankos judina tą žmogų ir jis pats negali sustoti. Čia tikrai ne šventoji dvasia jį užvaldė. Ne, čia ta netyroji dvasia. Šis parpuolė ant žemės ir apsiputojęs raičiojosi. Čia ne taip, kad jis tarsi silpnumą pajuto, tarsi atsijungė, prigulė. Ne, čia ne taip visai buvo. Čia jisai parpuolė ant žemės ir apsiputojęs raičiojosi. Va šitaip čia buvo. Jėzus paklausė to vaikinuko tėvą: ar seniai jam taip darosi? Šis atsakė: nuo pat vaikystės. Nu, būna tokių. Ir medikai tada nustato, kad čia arba epilepsijos priepuoliai, arba ten kokie ten tie kiti priepuoliai. Tai medikai jie tik taip moka nustatyti ir viskas. Ir išrašo vaistų, bet aišku, vaistai tik tai kažkiek kažką, o jeigu ten yra ta piktoji dvasia, jin vis tiek savo darbą daro. Dvasia dažnai įstumdavo jį į vandenį ir į ugnį. Tai va, aš jums ir sakau. Ką daro piktoji dvasia? Stengiasi ten, kur pavojus, įstumti, bent sužaloti, jeigu nepavyks nužudyti. Į vandenį, į ugnį, norėdama jį nužudyti. Pats tėvas tą suprasdavo, protingai žiūrėdamas, kad čia buvo taip pavojinga, kad sūnus sudegti galėjo, nuskęsti galėjo. Ta daro piktosios dvasios. Ir sako Jėzui, sako: bet jeigu ką gali padaryti, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Jėzus jam atsakė: jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam. Nu, reiškia, padėsiu, viskas bus gerai, jeigu tu tiki. Viskas įmanoma tikinčiam. Tučtuojau vaiko tėvas verkdamas sušuko: tikiu, Viešpatie, padėk mano netikėjimui. Reiškia, jeigu dar yra likę kažkokių abejonių, manį netikėjimo kažkiek likę, o Viešpatie, tik padėk, kad aš tik labai tvirtai tikėčiau. Tikiu, Viešpatie, padėk mano netikėjimo likučiams, kad jų neliktų. Matydamas susibėgančią minią, Jėzus sudraudė netyrąją dvasią, sakydamas jai: nebylė ir kur čia dvasia, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Jeigu mes taip darome, krikščionis, tai Jėzaus Kristaus vardu turėtumėm sakyti, ne savo vardu. Įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk. Taip turėtumėm sakyti, jeigu mes Jėzaus vardu. Tada, kas įvyko tada? Dvasia klykdama ir smarkiai jį purtydama išėjo. Vat dvasios išeidinėja dažniausiai netyliai, dažniausiai garsiai ir su purtimais. Nu, dažnai tai būna. Dvasia tokia jau jinai yra, piktoji dvasia. Aišku, kai tu išvarinėjai Jėzaus Kristaus vardu,
su šventosios dvasios jėga esančia tavyje. Tai nereiškia, kad šventoji dvasia pradėjo purtyti tą žmogų ir klykti per tą žmogų. Ne, ten piktoji dvasia pradėjo purtyti tą žmogų ir klykti. Šventoji dvasia veikia su Jėzaus vardu kartu, su Jėzaus valdžia ir išvaro lauk, bet nepurto žmogaus dvasia šventoji ir neklykia per žmogų. Ir nereikia sakyti, kad va, čia šventoji dvasia, klykia, purto. Ne, ten piktoji dvasia. Ji išeidama šitaip darė, dvasia klykdama ir smarkiai jį purtydama išėjo, čia aiškiai parašyta. O jis liko tarsi negyvas, tas vaikinukas. Ir daugelis sakė, jis mirė. Ir aš pati daug kartų esu mačiusi, ypač kai ta tokia jauna apaštalė, jinai meldžiasi, išvarinėja demonus ir pabaigoje būna, kad lieka kaip negyvas tas. Ir jin sako, thank you Jesus. Ir tada jau keliasi tas žmogus, jam padeda atsistoti, jau jis būna be jokio apsėdimo, jau dvasia išėjusi būna. Ir daugelis sakė, jis miręs, atrodo nebejuda, bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė ir šis atsistoja. Viskas tvarkoja. Arba dar ką dar gali daryti piktosios dvasios, kurios užvaldžiusios žmogų. Neįtikėtina, bet iš tikrųjų jos gali šitaip daryti. Netyrosios dvasios gali skelbti per tą žmogų tiesą. Absoliučią visišką tiesą. Kalbėti tiesą ir tik tiesą, kaip teisme, kaip po priesaiką, gryną tiesą, kaip šventoji dvasia. Netgi skelbti išsigelbėjimo kelią, tikrą, teisingą kelią. Piktoji dvasia per žmogų, kurį yra užvaldžiusi, gali taip daryti. Čia yra iš šventojo rašto, pasižiūrėkim Morkaus 3 skyrius 11 eilutę. Netyrosios dvasios, vos tik Jėzų pamačiusios, parpuldavo priešais jį ir šaukdavo. Reiškia, netyrosios dvasios apsėstuose žmonėse. Tai reiškia, tie žmonės parpuldavo ir šaukdavo, bet per juos to netyroji piktoji dvasia. Ir ką šaukdavo? Tu esi Dievo sūnus. Čia ne melagystė. Čia Jėzui šaukdavo gryną tiesą piktoji dvasia. Ir sakydavo, tu esi Dievo sūnus. Teisinga. Ir krikščionis gali apsigauti ir sakyti, tai niekas kitas ant Jėzaus nesako, kad jis Jėzus pateptasis, kaip tik tais Dievo dvasia. Ne, ir piktoji dvasia sako, tu esi Dievo sūnus. Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų, nes dar nebuvo atėjęs laikas, kad pultų tie rašto žinovai, tautos vyresnieji, fariziejai, aukštieji kunigai, kad jį pultų ir pražudytų Jėzų, kurie taip jam pavydėjo ir taip norėjo jį kuo greičiau suimti ir nužudyti. Tai Jėzus ir drausdavo, kad jos jo negarsintų dar taip be laiko, kad nekeltų tos sumaišties, kad čia nesubėgtų tie, ko visai nereikia, kad jie subėgtų. Panašiai buvo ir su tarnaite, kuri turėjo savyje piktąją dvasią, spėjimo dvasią. Ir spėdama žmonėms ateitį, teisingai spėdama ateitį, įsivaizduojat, uždirbdavo pinigus. Tik kadangi jinai buvo tarnaitė, tai ne savo, o savo šeimininkams. Tokia sistema buvo tarnaitė, ją aišku šeimininkai rūpindavosi, ją maitindavo, rengdavo, apgyvendindavo pas save, o jinai pinigus savo šeimininkams uždirbinėdavo. Šiais laikais taip yra kaip kai kurie būrėjai, spėjikai visokie, turintis tą netyrąją dvasią, pasako teisingai, tiesą pasako ir už tai uždirba pinigus savo. Bet ten ateina prakeikimas, o ne palaiminimas, naudojantis tokiamis paslaugomis, nes velnio ir demonų tikslas žmogui yra pražudyti, nuskriausti, o ne gerą jam padaryti. Taigi su ta tarnaitė, kuri turėjo savyje spėjimo dvasią, buvo taip, kaip pasakoja Lukas evangelistas, Apaštalų darbų 16 skyriuje nuo 16 eilutės. Kartą einančius į maldos vietą
mus pasitiko viena tarnaitė. Tai ten ėjo Lukas ir kiti Jėzaus mokiniai. Pasitiko viena tarnaitė, turinti spėjimo dvasią. Spėjimo dvasia yra netyroji, piktoji dvasia, demonas. Spėdama, ji daug uždirbdavo savo šeimininkams. Ir ką ji pradėjo daryti? Ji ėmė sekti paskui Paulių, paskui apaštalą Paulių, bei mus, tuos kitus brolius, kurie šalia buvo, šaukdama, šitie vyrai yra aukščiausiojo Dievo tarnai ir skelbia mums išgelbėjimo kelią. Liuks, nei vienos klaidos. Viskas grina teisybė. Kaip prisiekus, kad būtų sakyti tiesą ir tik tiesą ir nieko daugiau. Visišką tiesą sakė net apie išgelbėjimo kelią. Sako, šitie vyrai aukščiausiojo Dievo tarnai skelbia mums žmonės, žinokite, išgelbėjimo kelią. Ir tie būrėjai spėjikai turintis demonus savyje gali sakyti, kad taip, Jėzus yra išgelbėjimo kelias. Ir va ten tie evangelistai, ten tie evangelikai, ten jie skelbia tą išgelbėjimo kelią. Gali tai būti, gali tai būti. Taip jį darė daug dienų taip darė, sako Lukas. Ėjo paskui ir šaukė, šitie vyrai yra aukščiausiojo Dievo tarnai. Ir nesakė, kad šalin juos, ir sakė, jie skelbia mums išgelbėjimo kelią. Gryna evangelistė, o netyroji dvasia. Nebeapsikęsdamas Paulius atsigręžė ir paliepė dvasiai. Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti. Ir dvasia tučtuojau išėjo. Neparašyta, kad purtė, tąsė tą moteriškę, kad ten putojosi. Neparašyta, gal ir tyliai išėjo. Visaip gali būti, ne visada būna traukuliai ir putos iš burnos, ne visada. Gal paprasčiausiai kažkaip kitaip va tą sykė, bet išėjo. Dar kitas atvejis iš Morkaus 1 skyriaus nuo 21 eilutės. Sabato dieną Jėzus nuėjo į sinagogą ir ėmė mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis valdžią, o ne kaip rašto žinovai. Jų sinagogoje buvo žmogus, turintis netyrąją dvasią. Valdomas demono kažkokio. Ir jis sušuko. Ką sušuko? Pasižiūrėkite. Gryną tiesą. Palik mus, ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Demonas žino, kad Jėzus tai yra demonų priešas. Taip, jis atėjo juos išvaryti lauk, demonas žino. Bet tie žmonės, kurie nesupranta, kad tas apsėstas žmogus yra demono valdomas, gali sakyti, ai, čia tas jisai nori žmonės pražudyti, ne žmonės, o demonus nori pražudyti. Tu esi Dievo šventasis, teisybė sako, visiška teisybė, Dievo šventasis, teisingai. Tai vat piktoji dvasia gali sakyti gryną tiesą, taip kaip ir spėti gali teisingai žmogui ateiti, nes iš dvasinio pasaulio traukia informaciją, bet naudotis tom paslaugom. Tai reiškia užsitraukti prakeikimą ant savęs. Nes argi ne Dievo turi klausti tauta, kaip Dievas pats sakė. Biblijoje kaip parašyta, argi ne Dievo turi klausti jo tauta. Dievo. Ir ką Dievas palaikys, kad reikia atskleisti žmogui, tą ir atskleis. O ką Dievas neatskleis, reiškia, to ir nereikia žmogui žinoti. Nes Dievas žino, ko reikia mums žinoti, ko nereikia. Tai va, teisybę sakė piktoji dvasia per žmogų. Jėzus ką darė? Sudraudė jį. Nutilk ir išeik iš jo. Tai mums reikėtų sakyti, Jėzaus Kristaus vardu, nutilk ir išeik iš jo. Kai kurie krikščionys labai jie susidomi ir sako, pasišnekėkim, o čia yra piktoji dvasia. Nagi, iš kokios tu pragaro srities, koks tavo vardas, kur tu buvai prieš tai, ką tu mėgsti, kur tu eisi, kas tau ką, pradeda pokalbį. Nereikia taip daryti, ne. Su demonais šnekėtis, su Dievu reikia šnekėtis Dievo vaikui, tik ne su demonais.
kritusiais melagiais, nes jie gali po to jau meluoti, visokiais nesąmonės šnekėti ir tyčiotis ir paskui neišeiti niekur. Tai nesąmonė. Nutilk ir išeik iš jo, taip paliepė Jėzus. Tada netyroji dvasia pradėjo jį tasyti. Aišku, ne Jėzų tasyti pradėjo, o tą žmogų apsėstą. Vėlgi, pasireiškimas vat būtent toks – tasyti. Ir čia ne šventoji dvasia pradėjo tasyti žmogų, bet taip ir parašyta. Tada netyroji dvasia pradėjo jį tasyti. Ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Čia taip pasireiškia ne šventoji dvasia, o piktoji. Reikia atskirti tuos dalykus. Tai gerai, kad jinai tasydamas ir šaukdama ar purtydama tą žmogų išėjo. Bet jeigu neišeina ir lieka žmogus va taip ir niekas nesako Jėzaus Kristaus vardu, išeik iš jo, o tik džiaugiasi, kad ten purtosi žmogus ir sako, čia labai gerai, čia netrukdykim, čia šventoji dvasia purto, tai yra visiškas absurdas. Tai yra net pažinimas piktosios dvasios. Ir jeigu krikščionis Jėzaus Kristaus vardu neskuba išvaryti lauk tos dvasios, tai yra labai neteisinga. Jie suverčia šventai dvasiai šitą nesąmonę, suverčia, kad ši šventoji dvasia užsiema šitom bjaurystėm. Nesąmonė. Turėkime išmintį, atskirkim ir piktasias dvasias būtinai varykime lauk Jėzaus Kristaus vardu. Tada, sako, visi apstulbo ir klausinėjo vienas kitą, kas tai, koks čia naujas mokymas, jis įsakinėja su valdžia net netyrosioms dvasioms ir tos jam paklūsta. Tu tai apie Jėzų, taip žmonės stebėjosi. Tai va, tai atskirkime, kur šventoji, kur piktoji dvasia. Būkite palaiminti su viešpaties dvasia. Iki.